apie tai, kad įsteigta institucija vykdo teisingumą, apie tai kalba kaip tik teismų įstatymas. Tai kartais iškyla klausimas, o kuo skiriasi teisėjas nuo teismo? Ir kuomet teisėjas yra teisėjas, vykdantis teisingumą, ir kuomet teismas, kuo skiriasi? Na, vienoj byloj teko papriekaištauti teismui ir pasakyti, kad iš esmės teismas tai ne trijulė tų žmonių, kurie susirenka ir kažką nusprendžia. Ta trijulė mes savo laikų Stalino laikais turėjome, prisimenu. Netgi istoriškai galima būtų pateikti, aš netgi palyginimus jums pateiksiu. Bet labai norėtųsi, kad štai netgi ir teismų įstatyme būtų teismas apibrėžtas ne kaip institucija, o kaip tam tikra, netgi žodžio kol kas negaliu sugalvoti, tam tikras vienetas, kuriame gimsta teisingumas, kuriame jisai rūšiuojamas, gromuliuojamas ir aiškinama ta tiesa. Mes puikiai suprantam, kad kiekvienas žmogus turi savo tiesą, bet yra tikroji tiesa. Arba kaip, atsiprašau už rusicizmą, istina. Ir tame ir skirtumas, kad tos tikrosios tiesos paieška ir vyksta teisme, nedalyvaujant vien tik tai teisėjų kaip institucijos atstovui, kuris yra garantuotas mūsų prezidento. Šiandien labai mėgstama prisidengti prezidento skaičių. Ir jeigu institucija nori įsivaizduoti, kad jinai yra nepriklausoma, jos vadovas būtinai turi būti paskirtas prezidentu. Bet ar tai yra iš tikrųjų sąlygoje jo nepriklausomumą? O kas valdo prezidentą? Bankas. Tai štai ir yra klausimas, kad kuo trumpesnis žmonių kiekis, mažesnis kiekis ir trumpesnis kelias, tai galbūt kaip tik paveikti arba padaryti pažeidžiamų vieną ar kitą asmenį dar lengviau. Bet čia yra samprotavimai iš sąmokslo teorijos. Visgi teisme tikrajame mes turim teisėją, mes turim dvi besiginčiančias šalis. Tai yra prokurorai ir gynėjai. O ką mes turim baudžiamajame procese? Baudžiamajame procese mes sakome, kad štai ginčijasi dvi šalis. Ar buvote bent vieną kartą teisme? Ar jūs matėte besiginčiantį prokurorą su gynėju? Nesiginčia niekas. Dažniausiai mes matom, kad yra teisėjas virš visų ir jisai tardo, jisai įrodymus narplioja, dirba vietoj prokuroro. Nesakyčiau, kad prokuroras nusikrapšto ir panašiai, bet iš esmės jisai ten pasyvus. Tai kas teisingumą? Ne, kas atlieka kaltintojo funkciją. Šiandien dėka tam tikros teisminės praktikos kaltintojo funkciją, kabutėse užgrobė pats teisėjas. Ir jisai vykdo tą apklausą. Ir tai, ką jūs matote įvairiuose bajevykose ir kriminaliniuose serialuose apie tai, kaip kalasi Amerikos teisme prokuroras su advokatu, tai yra pasaka. Galbūt pas juos ten ir yra, bet tai neįgyvendinta Lietuvoje. Ir tai, ką šiandien įvairūs, kad ir tiesiog piliečiai bando įrodyti kiekvienam policininkui apie tai, pasakyk man, mano teisės, kokias teisės, už ką tu mane sulaikinėjai ir panašiai, tai yra Jungtinių valstijų teisė vadinama Mirandos taisyklė. Nuo 80 metų pradžioje aukščiausiojo teismo sprendimas pagal juodaodžio Mirandos teismų praktiką, kur buvo nurodyta policijai, sulaikant asmenį, perskaityti jo teisės. Ir jie šiandien tai padarė kaip religiją. O mes šiandien savo teisę kažkodėl tai bandome reikalauti iš policininko, kad jisai perskaitytų tau teisę ir duotų paskutinis teisę į skambutį. Palaukit, nėra šitos teisės. Neįgyvendinot jūs Jungtinių valstijų teisės Lietuvoje, kaip jie benorėtume. Kad ir kiek šiandien išeivių atvažiuotų šiandien į Lietuvą, jie šiandien įdiegti Lietuvoje amerikonišką teisę negali. Kadangi mes kontinentinę turim, bet yra iškreipta kontinentinė netgi teisė. Mes padarėm precedentinę su kontinentinė, tai yra padarėm, kaip generolas sakė, kupranugariai iš savo teisės, ypač baudžiamosios. Taigi, rungimosi procesas tai yra baisiausia bėda Lietuvai, kadangi šiandien netgi aukščiausiam teisme mes rungimosi principą pamirštam. Kadangi prokuroras
atidavė savo teisę įrodinėti kaltumą teismui. Ir teisėjas tą vykdo. Ir tokioje situacijoje nėra teisėjo, kuris būtų nesuinteresuotas bylos baigtimi. Nėra. Vienoj paskaitoj mane nustebino vienas teisėjas, bet tai buvo prieš 10 metų. Jisai pasakė, kad aš prieš bylą, prieš ateinant į teismo posėdį, aš bylos neskaitau. Tai o kodėl? O tam, kad nesudaryti išankstinės nuomonės. Ir ką aš išgirsiu teisme, tai tas ir bus mano vidinis įsitikinimas. O ne tai, ką byloje prirašys prokuroras kartu su ikiteisminio tyrimo pareigūnais ir žvalgybininkais. Iš pirmo bandžiau sukritikuoti jo poziciją, bet po to supratau, kad jisai buvo išmintingiausias teisėjas iš visų tų, kurie buvo salėje kartu su prokurorais sėdėjo ir klausėsi mano paskaitos visiškai kitą temą, neteisingumo temą. Taigi aš jums pažadėjau palyginti Lietuvos ir Stalino trojkos. Stalino trojka buvo reali ir buvo nuo 1935–1937 metais realiai sukurta sistema, kurioje buvo vien tik tai policijos pareigūnai pagal šiuolaikinę tradiciją. Tai yra trojka. Tai ką mes šiandien turime? Ar mes einame link štai šitos sistemos sukurtos, kur nėra ginčo tarp prokuroro ir gynėjo, kur prokuroras turi kelis dešimtis tomų bylos medžiagos ir net nesiruošia dalintis elektroninę jo versiją su advokatu, o advokatas neturi teisės į jokią medžiagos bylą savo, bylos pateikimą teismui. Jeigu mes sakom, kad štai teisingumas gimsta iš ginčo arba rungimosi tarp dviejų šalių, tai klausimas, prokuroras pateikė savo bylą, o ką pateikė advokatas? Gynėjas, ką pateikė? Špylė taukoti, atsiprašau už gestą. Kadangi su gestai čia labai šiandien pavojinga, taigi įdėti į bylą arba pasiūlyti vieną ar kitą protokolėlį, įdėti arba raštą, charakteristiką advokatas gali. Bet šiandien rankioti pats informaciją, pats apklausti ir pateikti teisėjui, štai mano informacija, o štai prokuroro informacija, dėja negali. Nėra šito. Tai jūs norite teisingumą kokį? Stalininį, kur buvo anksčiau ruošiama byla ir tebe ruošiama šiandien. Štai tokia teisingumo nori. Kokie pranašumai, kurios sistemos pranašumas yra geras. Taigi, tik trojka ir tik teismas vykdo teisingumą. Ten irgi lygiai toks pats šūkis buvo. Teismas yra tik tai ta institucija, kurią sudaro valdžios institucijos. Taigi, ar dalyvauja visuomenė teismų sistemos kūrime? Ne. Šiandien mes dar prisimenam prieš keletą metų buvo vienos koalicijos ar partijos idėja dėl tarėjų instituto. Šitas projektas tebeguli kažkur Teisingumo ministerijos stalčiuose. Netgi, žinau, visiškai neseniai buvo apginta Romerio universitete disertacija apie tarėjų institutą ir panašiai. Tačiau tai kol kas yra projektai. Niekas nesiruošia šiandien dalintis štai šitą galimybę papildyti teismų sistemą arba ją praskiesti. O kai Burda pradeda kalbėti apie tai, kad, kodėlgi mums nepadaryti amerikoniškos arba britiškos sistemos ir visus teisininkus maišyti periodiškai kas 4 metus, taip kaip mes Seimo kaip pirštinės keičiam, ir nepadaryti, kad į teismą negalėtų ateiti žmogus tol, kol jisai nepabuvo advokatu. Į teismą negalėtų ateiti tol, kol nepabuvo prokuroru. Ir taip juos rototi. Sugriaukim štai šitą teisėjų, advokatų ir prokuroro planus. Nes jie šiandien kiekvienas laikosi už savo skverną, atsiprašau už alegorijas. Taigi, kai mes kalbam apie tai, kad kiekviena iš šių sistemų sudaro valstybę, tai kurioje vietoje mes turime visuomenę. Ir koks jos poveikis štai šitai teisingumo sistemai.